viso webinaro bus. Taip. Nu, tai sveiki dar kartą, tada prieš prasidedant naujam vasaros 3x3 sezonui. Su Ignu biški supažindinsim šiandien apie pasikeitimus, kas šiam sezonui yra suplanuota iš FIBA pusės. O per kitus visus webinarus tada pabandysim paanalizuoti esamus turnyrus arba tas situacijas teisėjimo, kurios ten daugiausiai kelia iššūkių. Tai nebėgant įvykiam už akių, tai pradedam tada šiandien nuo tų visų pasikeitimų ir ką mes čia turėsim šiam sezone atkreipti dėmesį didesnį. Ir dar paminėk apie naujovę, kad nebe Facebook'o puslapį mes video ir mokomąją medžiagą visą talpinam, o kur? YouTube kanale, ne? Jo, tai tą dabar visą mokomąją medžiagą, kad biškai patogiau būtų tiek išskirstyti į tam tikras kategorijas, tiek peržiūrėt klipus. Yra esant poreikiu juos atsisiųs, tai viskas yra talpinama į YouTube platformą. Tai nuorodas yra sudėtos Facebook'o puslapį. Jeigu ten kažkam kyla klausimų, kaip, kur, ką rasti, tai klauskit tada, o eigoj sezono ten, kaip sakant, tam YouTube pildysis tie klipai, tai karts nuo karto visą laiką, kaip sakant, galit pasižiūrėti, kas ten yra iš naujesnių. O mes tuo pačiu ten su tais postais pabandysim informacijos, kad atsiradę yra naujųjų. Ir taip, jeigu yra klausimų kokių, tai ten viskas pritaikyta labai patogiai, ten pakomentuokit ar paklauskit, tai žodžiu, ten galit būti aktyvus. Nu tai gerai, važiuojam, Ignai, tada apie šios dienos temos. Taip, tai čia apibėgsim, kas pasikeitė šiais metais. Tai trumpai procedūros, tai checkballas. Ir pagrindinis taisyklių pasikeitimas, tai kad jau eilę metų buvo kaip ir kalbama apie tai, bet vis tos kalbos ir likdavo kalbom. Praeitais metais liktai jau ir priėmė, kad jau nuo praeitų metų checkballas turi būti nuo žemės, jau taisyklėse buvo ir apibrėžimai, bet taip ir liko tik teorinė dalis. Praktikoje tik prasidėjus pirmam turnyrui buvo grįžta prie checkballo iš rankų į rankas ir nuo žemės, žodžiu, bet kaip. Tai va dabar nuo šių metų jau griežtai yra checkballas atliekamas nuo žemės ir nebėra jokių ten antrų šansų, trečių šansų, turi būti iš karto įspėjimas ir pasikartojus turi būti techninė pražanga. Tai yra žaidimo vilkinimas, dar vienas iš epizodų, kuris priklauso žaidimo vilkinimui. Tai va, tas pats lieka galiot, kas buvo anksčiau, tai kad turi būti normalus krepšinio perdavimas, ne per stiprus, ne per žemai, ne per aukštai, ne į šoną ar dar kažkaip kitaip gudraujant. Procedūra irgi priešais krepšį. Ir važiuojam prie klipų, pažiūrėsim. Čia, manau, truputį stringa, bet gal ir matys. Been making the effort, and he doesn't care about the low light that happened against Maldives. Prie viso šito atsiranda naujas gestas, bet apie naujus gestus mes pakalbėsim vėliau. Jeigu matosi, tai atliktas iš rankų į rankas perdavimas ir pats puolantysis žaidėjas pasižiūri į teisėją, kad kodėl jisai tai leidžia, nes taisyklės jau pasikeitė ir pats vos nepraranda kamuolį. Po šitos pražangos
va, šis žaidėjas sako teisėjui, kad yra perdavimas turi būti nuo žemės. Tai vat, ne žaidėjai turi mus mokinti, o mes juos. Check ball, Oob here. That Al Johad will give the lead to Saudi Arabia 4-3. Ja, viskas čia kaip ir viskas aišku. That Al Johad will give the lead to Saudi Arabia 4-3. Tai va, padidintas dėmesys nuo šio sezono šitam krepšinio epizodui čekbolas nuo žemės. Sutinku, kad praktikoje bus visko, kad praleisim tokius dalykus, bet reikia kažkaip susikoncentruoti ir už tai bausti. Nors kiek žiūrint šitų turnyrų dabar, tai tokie nėra gan dažni atvejai. Žaidėjai, ta žinutė, manau, iškomunikuota labai stipriai FIBOS. Ir tokie iš rankų į rankas perdavimai yra gan reti. Bet čia mūsų vietinėse čempionatuose, turnyruose, tai manau, kad bus aktuali problema. Taip pat, kaip minėjau, atlieka tas, turi būti atliktas normalus krepšinio perdavimas. Man klipa įspėjimo nedavė teisėja, suklydo. Yra geras sprendimas. Atrodo kaip ir iš šono, kad tas perdavimas visai neblogas, bet jeigu taip įdėmiau pažiūrėjus, tai matėsi, kad žaidėjas jį gan gudriai užsuko. Nu, tai čia gal tik akcentuoti reikia, kad jeigu ir nuo žemės yra perdavimas turėtų būti krūtinės lygmenį, kad puolantys žaidėjas galėtų jį normaliai pagauti, o ne tarp kojų kažkur ar ten dar žemiau ar iš šono. Tai būtent šitas pirmas klipas ir tą parodo, kad per žemai buvo paduotas perdavimas, tik tai, kad procedūra neteisinga ir įspėjimas buvo neduotas. Tai taip pačiai yra su antru, tai tik tai antras jau su menedžintas teisėjo geriau ir įspėjimas už tą pažeidimą yra skirtas. Čia irgi iš žiemą vykusio moksleivių lygos čempionato, tai tokie perdavimai čekbole, jie turi būti sukontroliuoti ir tie įspėjimai, vėliau ir techninės pražangos. Ką tik tai pridėt galima, tai kad vietinis čempionatas, kur teisėjaujam po vieną, tai kartais ten iš to lydo pozicijos sudėtinga matyti, bet jeigu kamuolys jau ten iki pagaunant puolėjai subumsi 3 kartus, tai panašu, kad turim to laiko ir galimybių pastebėti, kad čekbolas yra paduotas ne pagal taisyklės. Tai čia visi šitie 3 atvejai, kur reikalauja, kad perdavimai būtų paduoti su vienu atsimušimu nuo grindų. Ar taip, Ignai? Taip, teisingai. Ir ką edukuot geriausiai, jeigu ne vaikus. Čia vat toks klipas, diskusija, jeigu kas nors turi savo nuomonę, tai gali ir pasisakyti. Ar tai yra 2 vienodi jūsų manymo epizodai? Po pirmo yra skirtas įspėjimas už žaidimo vilkinimą. Tai
kaip ir normalus checkballas, bet iškart bandymas perimti arba išmušti kamuolį. Antras epizodas, mano nuomonė, aš kol kas nieko nesakysiu, buvo čia fiksuota užribis. Gal kas turi savo nuomonę. Aš turiu. Girdit mane? Taip, Tai man tai identiškos visiškai ir čia techninė pražanga antru atveju. Kiek žinių. nu taip, manau, kad čia kas nors nebent kas kitą nuomonę turi, nes čia panašu, kad praktiškai jo vienodas ir tas žaidėjas besiginantis, jisai jau pralaimėtos rungtynės ir nori kuo greičiau galbūt jas baigti arba užtęst, kad mestų už tą techninę pražangą tą vieną metimą ir pabaigtų su 21. Tai va, čia pritrūko gal nuoseklumo. Tai jeigu jau duodam už tą įspėjimą, už žaidimo vilkinimą, tai ir už antrą tokį patį epizodą reikia skirti techninę pražangą. Dar viena aktuali tema nuo šių metų, tai jinai buvo labai aktuali ir prieš metus. Tik dabar vėl viskas keičiasi ir grįžta turbūt iki to, kas buvo prieš praeitus metus. Tai checkballo metu po priimto kamuolio puolančio žaidėjo žingsnių taisyklės pažeidimai. Tai va, prieš metus praeitą sezoną jie buvo labai traktuojami griežtai, kamuolį puolėjas turėjo pagauti griežtai stovint ant dviejų kojų, be jokių perstatymų ar mažų judesėlių, ten į kairę, į dešinę. Bet panašu, kad neprigijo šitą taisyklę ir atsirado turbūt tarp žaidėjų daug nepasitenkinimo. Ir nuo šio sezono viskas, kas yra, ta prasme, neįgauna žaidėjas puolantis apčiuopiamo pranašumo prieš gynėją, yra legalu. Netgi matysim klipą, kur pagal taisyklės tai yra tikrai žingsnių pažeidimo taisyklė, kad atkelia atraminę koją puolėją, paskui tik tai muša kamuolį į grindis. Bet kadangi pranašumas neįgytas didelis, tai yra legalu ir mes žingsnių nefiksuojame. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad daugiausiai tų visokių pranašumų bandoma įgauti nelegalių, kai lieka atakai ten 2-1 sekundės. Aš tik tai gal papildysiu, kad praeitį sezoną čia truputį per sensitive visi teisėjai buvo su tai žingsnių pažeidimais ir ten bet kokį kojus krustelėjimą atraminės fiksuodavo tą žingsnių pažeidimą. Tai šiais metais... To reikalavo. Nes to reikalavo. Tai šiais metais yra nurodymas tas, kad viskas, kas yra neįgaunant pranašumą, arba viskas, kas yra žingsnių pažeidimas pagal taisyklės, lieka galioti. Tai kaip sakant, kaip ir 5-5 mes turim panašiai. Tai jeigu mes ten turim minimalų kojos pastatymą, minimalų tarpą tarp kojos pastatymo ir kamuolio sumušimą į žemę, tai ir pranašumas yra neįgaunamas, tai mes tą ignoruojam. Jeigu mes turim ryškų žingsnių pažeidimą, tai mes tą žingsnių pažeidimą fiksuojam ir niekada nebus taip, kad už tai gausit per galvą už klaidingą sprendimą, nes, kaip sakant, neturim dabar vėl perėti į kitą upės pusę ir sakyti, kad viskas, kas neįgauna pranašumo, ar ten viskas, kur gynėjas lieka ne už nugaros, yra legalu. Tai čia, kaip sakant, nuimam tą sensitive, bet protingai toliau tą žingsnių pažeidimus ir fiksuojam toliau. Ir keli tada video, ne iš karto. It's a
perpetual mismatch. Double. Va. Prieš metus tai būtų labai geras Puwe. teisėjo sprendimas. Dabar tai yra Faustin neblogu. Muzewa. Puwe. Ir čia kur. Minėjau, kur atkeliama atraminė koja prieš sumušant kamuolį. Nuo šio sezono tai nėra žingsniai. It's a perpetual mismatch. Double. Yeah, classic mismatch for sure. Yeah. Puwe. Forgive me, of Faustin Muzewa. Nors aš čia gal ir pasiginčyčiau su organizacija, That's off. bet jų sprendimu tai nėra žingsniai nuo šio sezono. A knee injury. So Mary Klein B not expected. Toksai minimalus kojų pastatymas. They would have to play against China, which is pretty much the same type of deal. A knee injury. So Mary Klein B not expected. And finishing second seed, they would have to play against China, which is pretty much the same type of deal. Prieš metus, praeitą sezoną, visi šitie epizodai turėjo būti traktuojami kaip žingsnių taisyklės pažeidimai. Okay, they do decide that it's cut to the ball. And a couple of seconds to get a shot up. Leon gets it on the Geri teisėjų naukovai. To come up with open looks. You find yourself in trouble because now you got to cover both the speed on the drives and the O dabar keletas klipų, kas yra žingsniai nuo šio sezono. Check bolo metimai. shot clock. Good defense. Žaidėjas sugavusi kamuolį, jinai How much time was padaro, kad ir nedidelį šuoliuką atgal, kad galėtų išsimesti kamuolį, nes atakai yra likus 1,1 sekundė ir taip jinai gauna pranašumą. 0.8 seconds. Tai tam turi būti traktuojama kaip žingsnių taisyklės pažeidimas. That will steal another tick off the clock from New Zealand. Oh, travel. Tokie didesni. Travel. So the another tick off the clock from New Zealand. Oh, travel. Travel. So the in a 1-point game, 5-4, Germany. Kur turėtų būti nuo šio sezono žingsnių taisyklės pažeidimas. Wang. Oh, that was. I think she traveled. Kaip minėjau, beveik visi klipai su žingsnių 5-4, Germany. pažeidimais yra, kai atakai lieka Wang. Oh, that was. 2 ar mažiau I sekundės. think she traveled even before that shot, honestly. Dar vienas trečias dalykas, kuris keitėsi šį sezoną, tai yra floperiai, vaidyba. Tai nuo šio sezono nebelieka oficialaus įspėjimo už vaidybą. Praeitais metais tai buvo vienas iš žaidimo vilkinimo epizodų. Dabar to nebėra ir mes kaip ir žaidimo metu, jeigu matom, kad tai yra vaidyba, mes neberodom jokių ženklų. Ir jeigu tai nėra tokia vaidyba, kad žaidėjas nusipelno iškart nuobaudos, techninės pražangos, tai mes leidžiame žaisti ir esant pirmai progai, kai yra nežaidžiamas kamuolys, mes tada turim su tuo žaidėju trumpai šnektelti, kad mes matome jo visus veiksmus aikšteliai
Ir jeigu tai kartosis, tada jau mes turėsime bausti. O visi tie kiti didžiuliai aktoriai ir jų veiksmai turi būti griežtai baudžiami iš karto techninėmis pražangomis. Tai nuo šio sezono tai skamba taip, kad mes nebaudžiame vaidybos vien todėl, kad jie atrodo blogai, mes baudžiame tada, kai jį kenkia žaidimui. You don't see that often from him. Two-piece, Novotny. Who gonna check him? Tame klipe teisėjas nesiryžo iškart skirti techninės pražangos ir va matome viskas kaip pagal naujas taisyklės. Jisai nuėjo, pašnekėjo su žaidėju, kad daugiau jis taip nedarytų ir sekantis tokie jo veiksmai bus vertinami kaip techniniai. Aišku, į patį tą teisėją truputį sumėtė žaidėjo vaidybiniai veiksmai. Turbūt norėjo galbūt skirti techninę pražangą iš karto, bet nepadarė. Tai toks biški mėtymasis iš šono, bet viskas padaryta pagal taisyklę. Čia bus pora epizodų, kur iš karto mes turime skirti techninės pražangas už tokius veiksmus galėjo. Kuris pats kiša koją ir paskui krenta. Taip vaidindamas ir mus, ir visus kitus. Čia jau jokio pokalbio negali būti. Iš karto techninės pražangos. Iš tikrųjų, FIBA 3x3 neturi to kaip 5x5 FIBA, kad jeigu tai yra antras veiksmas, kuris yra vaidyba, tai tada skiriam tą techninę pražangą, bet aš manau, kad mes galim tą 5x5 naudoti ir 3x3, kad kaip ir būtent šituose dviejose epizoduose puolėjas išmetęs kamuolį pilnai nusileidžia ir tada antras veiksmas yra atsisėdimas arba atšokimas atgal. Tai čia tas labai gerai identifikuoja, kad yra clear vaidyba ir už tokius dalykus baudžiam tada tiesioginę techninę pražangą. Ir čia pora epizodų, kur mano nuomone turėjo būti skirtos iškart techninės pražangos. Šitas klipas iš praeitų metų, tai čia dar teisėjas skiria įspėjimą už tą flopą. Šiemet jau mes to nebedarom, tai nerodom jokio gesto. Jeigu galvojam, kad tai nėra tiesioginė epizodas vertas tiesioginės techninės pražangos, tada mes švilpuko kamuoliui nežaidžiant mes pasikalbam su žaidėju. Daugiau jis taip negali. Ir kažkaip tada reikia iškomunikuoti kolegai. Kažkaip čia kiekvienas turbūt turi rasti tą momentą. Arba kolega turi matyti, kad buvo pokalbis. Nes gesto jau mes nerodom. O dabar paskutinis šio vakaro, ką mes turime aptarti dalykas, tai yra nauji gestai. Tai naujas gestas yra už žaidimo vilkinimą.
quick Kaip spell. jau matėm pačiam pirmam klipe, tai yra toks rato sukimas į savį, ta prasme, Rami will get a rest. lengviau būtų, jeigu suktumėm taip nuo savęs, o dabar į save reikia sukti Hey, delay porą ratų. red. Toks yra įspėjimas, tai čia žaidimo vilkinimą už blogą checkballą, už gynybą puslankyje, Rami will get a rest ir šiuo atveju už for Egypt. nenorą pradėti greitai atakos. Red game warning on red. Visiems šitiem epizodam galioja vat šitas ratilų sukimas nuo savęs. Tai aš tik tai sureaguoju, nes man rodos, kad pradžiai sakė, kad į save sukimas, tai... Gali būti, aš pats dabar dar nelabai gaudausi, tai Ne, nuo savęs turi būti. Tai, nes į save, kai suki, tai yra 3 sekundžių žaidimas nugarai link krepšio. O čia yra įspėjimas už game delay, tai suki nuo savęs. Beje, tą pirštą. dar neteko sukti, tai vat, negaliu pasakyti. That Al Johad will give the lead to Saudi Arabia 4-3. Na, tai čia irgi tas pats, už blogą checkballą, žaidimo vilkinimas. Šis kolega labai gerai atlieka šitą gestą, verta pasimokyti. Dar vienas naujas gestas, tai įspėjimas už elgesį. Tai stebėkim lydo Goben Zoo recovers. pozicijoje esantį kolegą. Oh, that was wrong. He got Forte frozen. He needs to Čia reverse. jisai gauna pastabų nuo žaidėjo ir dabar yra Now red. dviem rankom, du tokie judesiai žemyn. The tensions are flaring. Tai yra įspėjimas už nederamą elgesį. Worthy, excusez-moi. Woo, the 2 won't go, but Zoo recovers. Worthy back with it. Oh, that was wrong. He got Forte frozen. He needs to refresh his screen. Foul. Aišku, prieš tai sušvilpiam, iškeliam pirštą į viršų, parodom, kad bus įspėjimas ir tada parodom jau, koks tai yra įspėjimas. And Ir Brazil's paskutinis fouls here. That's just their third. už treniravimą. Okay, Brazil coaching warning. Kaip pasakyti, turim mes jį ir 5/5, čia galbūt daugiau už kalbas. 5/5 kažkada buvo toks gestas. 3/3 tai yra dabar už treniravimą. Okay, Brazil coaching warning. Yra ir daugiau gestų, bet jie ten susiję su skubios peržiūros sistema. Tai kadangi pas mus jos nėra, tai neverta čia apie juos ir kalbėti. Tai va tiek informacijos šiandieną. Nežinau, jeigu... Nu, tai aš tik tai prie gestų dar biškai, jeigu pasiliekam, tai TV timeout gestas lieka tas pats, kaip ir buvo. Jeigu čia turėsim tų turnyrų, kur yra tie TV timeoutai. Tai pradžiai parodom, kad TV ir tada timeoutas, ne? Paprastas timeoutas taip pačiai lieka ir tas, kur sakiau, 3 sekundės žaidžiant nugarą, tai mes turim skaičių 3 rodydami sukti ratą tada jau link savęs, tai kad jisai žaidžia 3 sekundės nugarą. O visus įspėjimus bet kokiu atveju turim iškomunikuoti tiek sekretariatui, tiek ir savo kolegai. Tai sekretariatas
tam tikro lygio turnyrus jau turėtų iš tikrųjų pasižymėti tos visus įspėjimus, kad esant poreikiai ir atėjus pasitikslinti, sekretariatas galėtų suteikti pagalbą, o kolega turi matyti to atveju, kad nebūtų už tą patį įspėti 2 kartus. Tai ta komunikacija bet kokia atveju reikalinga tiek su sekretariatu, tiek su kolega visų rungtynių metu ir ypač dėl tų visų skirtų įspėjimų. Tai, man rodos, iš mūsų su Ignu tiek, tai jeigu turit klausimų būtent šiais topikais, tai galim pasidiskutuoti dar. Ir dabar ta puikia proga. Arba ne tik apie naują sezoną, dar kažkokie. Kas kam rūpi, kas ko norėtų paklausti, sužinoti. Aš Tai kol- paklausiu. Aha, prašau. Tai dabar mes turim 3 skirtingus įspėjimus, ne? Taip. Ok. Ir tu ten man sutrūkčiai, tu sakei, kad 3 prieš 3 nėra sėdimuose iš distancijos metant. Ne, aš sakiau, kad 3 prieš 3 FIBA nėra akcentavus to, kad jeigu antras veiksmas yra vaidyba, tai tas yra kaip 5 prieš 5 ta techninė pražanga. Tai šito FIBA nenaudoja termino, bet naudojam jį, mano nuomonė, tai mes naudojam tokį patį, kaip yra 5 prieš 5. Jeigu tu pilnai nusileidai ir tada sėdėsi, ir tas antras tavo veiksmas yra vaidyba, tai akivaizdžiau nieko negali būti, nes active shooting metu, jeigu tu ten būdamas puolėjas iš eigos ar bandydamas apsisaugoti save, tuo pačiu metu išmetęs kamuolį nenusileidęs, kaip sakant, griūni arba sėdėsi, kad išvengto užminimo ant kojos, tai tada nėra vaidyba. Bet jeigu tu nusileidi ir tada pašoki arba specialiai sėdėsi ant užpakalio, tai čia yra akivaizdi vaidyba. Tai ok, viskas aišku. Jo. Ir tik tai... Aha, sakyk. Ne, tu sakyk. Iš tų dar kartą užakcentuosiu, nes Ignas irgi sakė, kad vaidyba šiam sezonė nebepatenka nei vieną iš tų 3 kategorijų įspėjimų. Ir tada lieka, kad coachingas, behavior ir game delays. O game delays tai yra checkballas, kamuolio lietimas po sėkmingo metimo, gynyba puslankį. Arba trukdymas paimti kamuolio po sėkmingo metimo varžovui. Tai va šitie 4 yra part of game delay. Ataką pradėti dar kažkaip ten delėjus. Greitai, vengimas greitai. Kur matėm klipą. Taip. Gal dar Ignas gali parodyti visus gestus atsistojęs? Aš netilpsiu šitą ekraną. Igną nufilmuosim ir įdėsim į YouTube, atskiras sekcija bus gestai. Taip dar geriau, manau. Gyvai, manau, kad tą padarys mūsų geras draugas iš Liuksemburgo. Jisai bus čia modelis. Tai Juosi, tik tai laikų nepamirškit pastatyti, gerai? Būtinai. Kaip tik svečiuosis pas mus birželio pradžioj, tai bus proga jį ir pafilmuoti. Ar turim dar tada klausimų? Tai jeigu neturim daugiau, tai ačiū visiems tada, kad pasijungėt. Dėl sekančio webinaro datos tada pranešim visą laiką grupiai. Ir kas startuoja šį savaitgalį turnyruose, tai sėkmės pritaikant visas naujoves aikšteliai. Aš turiu klausimą. Prašau, Tomai. O bus webinaro kažkur įrašas, nes varžybos dabar? Bus įrašas ir įrašas bus tam pačiam YouTube kanale, tai pasidalinsim grupį su nuoroda. Ačiū. Ačiū. Reiks laiką pastatyti, kad matytų. Tai čia Gerai. Nėra klausimų apie laikus. Laikai visur turi. Taigi 2 metimais. Jo, 2 metimai. Aš turiu gal klausimą bendrą. Lygtais vienam iš postų buvo rašyta, kad tų turnyrų skaičius padaugėjęs.
turėtų būti šią vasarą, tai ar jisai ten keletą tik turnyrų, ar jau sugrįžo į kokį 4 metų senumo gerą skaičių. Gal turit kažkokį matymą? Kalba yra apie kokio lygio turnyrus, nes Tai bendrai apie visus, gal nebūtinai ten kažkokio aukščiausio, apskritai galbūt kaip jūs matote šį sezoną vasaros. nu nežinau, aš būsiu dabar šeštadienį taip jau išpuolė, kad reikia važiuoti į Dembavą, tai ten matysiu Karaliūną, tai peršnekėsiu su juo, kokie jo ten planai. Kas iš asociacijos, nežinau, Dareli, tu gal žinai, ką jie ten planuoja. Nu, tai žiūrėkit, Martynas ir Vygantas ten bet kokia atveju savo apskrityse tų turnyrų turės ir ten bus kažkiek. Ką asociacija planuoja šią vasarą, tai turės Lietuvos tą čempionatą, bet kokiu atveju, tai jie tik tai nėra nusprendę, kiek tų etapų bus. Panašu, kad bus 4 turnyrai ir iš tų 4 turnyrų ten pateks į tą finalinį, kur išsidalins tos kelialapius. Tai kol kas FIBA nėra patvirtinus iki galo tų visų kelialapių šalim ir asociacijom, tai kol kas yra kalba apie vieną tą Questo turnyrą, bet tas Questo turnyras susidėtų ir iš 4 etapų. Tai asociacija yra pateikus prašymus FIBA'ai, kad turėtų daugiau turnyrų. Tai jeigu FIBA patvirtina tos turnyrus, tai tada automatiškai daugiau turnyrų yra Lietuvoje ir tiek teisėjaut bus daugiau ką tiek žaidėjams žaisti. Tai čia, kaip sakant, sudėdamoji dalis to aukštesnio lygio turnyrų priklauso tiek nuo FIBOS, tiek nuo asociacijos. Tai asociacija deda visas pasangas, kad jų būtų daugiau, dabar priklauso viskas nuo FIBA. O tie vietiniai tų rajonų turnyrėlį, tai aš manau, kad išliks skaičius tas pats, kas ir buvo ten. Kiek žinau, tai Vygantas ten planuoja 6-8 turnyrus. Martynas panašu, kad ten panašiai turės. O visi tie, kur buvo iki šiol Kėdainių naktiniai, Kauno naktinis ir panašiai, tai kiek man žinoma irgi visi išliks. Tai bent tikrai nesumažės, o ar grįšime tos laikus, kur buvo jų daug, sudėtinga sakyti šiuo metu. Bus matyti eigoj panašu. Supratau, ačiū labai. Ar turim dar klausimų? Tai jeigu neturim, ačiū dar kartą visiems ir iki susitikimų sekančiuose webinaruose. Ačiū, iki. Ačiū viso. Ačiū iki.